iki pasitaikys proga galimam pasilikti visam laikui. Manau, kad kiekvienas iš mūsų čia esančių visą šitą mano paskaitytą žinutę galite pritaikyti ir mūsų Lietuvos istorijai, nors ši kalba buvo apie Lenkiją. Taip pat įdomią radau pastraipą ideologinės propagandos planas Suomijai 1987 metai, 1989 metai. Tarybų sąjungos komunistų partijos centrinis komitetas pabraukta visiškai slaptai. Pirmas kanalas turi būti transliuojamas per kabelinę televiziją Suomijos teritorijoje. Estijos radijas ir televizija turi kurti ir transliuoti laidas suomių kalba nemokamai. Turi būti įkurta bendra kompanija, skirta video produktų sklaidos vykdymo užtikrinimui. Organizuoti koncertus vietos gyventojams. Dirbti, kabutėse, su jaunimu per pop muziką kiną. Nors kalba eina apie Suomiją, bet manau, kad Rusijos darbo specifika nesikeičia ir labai panašiai jie dirba ir kitose šalyse. Kokiasgi šitos informacinio karo poveikio priemonės? Galiu patikslinti, tai yra įvykiai, pratybos prie Lietuvos Respublikos sienų, tam tikri simboliai, reklama, maisto, prekės ženklai, gėrimai. Dabar, kaip tik girdėjote, jau lyg tai panaikins tarybinės dešrelės ir dėl to kažkaip tai Rusijos žiniasklaida netgi daug dėmesio skiria tam. Renginiai, koncertai, konferencijos, akcijos. Kaip visi žino, mėgsta pas mus atvažiuoti ir Liuba, ir Bezmanė laida, kiti. Medija priemonės, tai yra TV kanalai, radio stotys, žurnalai, laikraščiai, internetas. Na, turbūt niekada taip nėra buvo, kad Rusijos kanalų būtų daugiau negu Lietuvos televizijos kanalų. Ir istorija. Knygos, meniniai filmai, dokumentiniai filmai, kompiuteriniai žaidimai. Galbūt čia yra žmonių, kurie dar mėgsta kartais pasėdėti prie kompiuterio ir atkreipia dėmesį, kokia gausa pasipylė rusiškų žaidimų, kompiuterinių žaidimų ir būtent dažniausiai tai yra antro pasaulinio karo tematika, šlovinant tarybinę armiją. O tikslas viso šito, ką aš paskaičiau, maksimaliai išlaikyti mūsų visuomenę atitinkamame informacinėme, kultūrinėme lauke. Dar neatsibodo? Atsibodo? Labai nedaug liko. Paskui jau bus tokia lengvesnė diskusija, šitą tiesiog kaip įžanga. Ką norėjau dar tokio čia atrodo įdomesnio. 2013 metų vasario 15 dieną buvo pakeista Rusijos Federacijos nacionalinio saugumo koncepcija. Atnaujinta. Rusijos Federacija įvardina save kaip stabilizuojantį veiksnį vis sunkiau prognozuojamame pasaulyje. Pagrindinis Rusijos užsienio politikos prioritetas yra posovietinė erdvė. Rusijos užsienio politika bus paremta tokiais šiuolaikiniais metodais ir formomis, kaip ekonominė diplomatija, globali informacijos erdvė, vadinamoji minkštosios galios įtaka. Akcentuojamas būtinumas ginti Rusijos Federacijos piliečių ir tėvynainių teises užsienyje. Kaip veikia žinutės, radau keletą tokių priešiškų infuksų pagrindinės žinutės. Kągi jie daro? Jie sako, viduramžiai, LDK tikroji paveldėtoja Baltarusija, LDK valdovai pagrindė slavai. Partizanai buvo banditai, partizanai žydšaudžiai. Ir 91 metų istorija, tai savi šaudė į savus, niekas nepasikeitė, viskas tik blogėja, laikas grįžti. Tik neaišku kur.
Taigi, laimėti ar valdyti informacinį karą galima tik žinant apie priešininkų veiklą, metodus ir būdus, stebint informacinę erdvę, turint informacinių operacijų specialistus, žinant savo šalies istoriją, ją propaguojant, turint vienybės ir tautos identiteto jausmą, koordinuojant veiklą tarp visų valstybės institucijų. O išvada paprasta. Kas valdo arba įtakoja nuomonės formavimo industriją, tas valdo arba įtakoja viską. Iš manęs. Ačiū labai. Aš manau, kad mes tikrai gavome įsamų teorinį pristatymą, tai kas yra tie informaciniai karai, bet pereikime prie realybės situacijos Lietuvoje. O kaipgi mums gintis, ką mes turėtumėm daryti. Ir pastaruoju metu pasirodė tokios diskusijos, nes yra tam tikrai priimti sprendimai, buvo siūlomi sprendimai apriboti tam tikrus informacinius kanalus, kurie yra propagandiniai, bet pasigirsta iš kitos pusės nuomonė, kad ribojimais nieko nepasieksi. Kalbant apie pačią kovą, šitoje srityje, ar nereikėtų iš tikrųjų taikyti ir meduolio ar botago principo. Tai yra žinoma, ir ribojimas, ir draudimas, kita vertus pasiūlymas kokybiškos žiniasklaidos, kuri tikrai būtų kokybiška, įdomi ir būtų puikia alternatyva. Tai galbūt ir norėčiau čia klausti gerbiamo Dovydo, kaip jis vertina šitą situaciją, nes yra žmogus, kuris dirba žiniasklaidos srityje, susiduria, žino, kaip ta informacija patenka ir kokią įtaką daro. Visų pirma, laba diena, labai malonu visus čia matyti ir 100 metų iš tikrųjų jau nebuvau Klaipėdoje ir po Donecko, tai čia jaučiuosi kaip reabilitacijai, kokia atsiųstas karys, iš tikrųjų žiūrėjus labai tiek daug žmonių matyti. Ir buvau visai pamiršęs, kokios yra gražios Klaipėdos merginos. Žinokit, Ukrainoje merginos taip pat yra gražios. Tik tai, kad jos gyvena labai nelaimingoj šalyje, iš tikrųjų. Aš prieš išvykdamas į Ukrainą net neįsivaizdavau, koksai karas tenai vyksta. Ir kaip jūs įsivaizduojate, pavyzdžiui, Ukrainoje vykstantį karą? Bet aš prieš tai iš žiniasklaidos pranešimų tiek užsienio žiniasklaidoje, tiek mūsų, tiek pačių ukrainiečių įsivaizdavau, kad tai yra maždaug kažkokie pasišaudymai, kažkur kažkas pabombarduoja, kažkokį pastatą užima ar gamyklą. Bet nuvažiavęs tenai supranti, kad realybė yra visiškai kitokia. Ir ta realybė yra tokia kaip Čečėnijoje, Gruzijoje, nežinau, Bosnijoje ir panašiai. Mes buvom Pieskų miestelėje, kuris yra šalia Donecko oro uosto už kilometro. Ir tas miestelis yra visiškai sugriautas. Ten paskutinė močiutė išvažiavo dieną prieš mums atvykstant, nes ją sužeidė mina. Jis sėdėjo savo virtuvėje ir tiesiog įskrido per stogą, sprogo, jai buvo sužeista ir išvežta. Ir ačiū Dievui, kad kariai laiku pastebėjo. Iš tikrųjų, šiuo metu Ukrainoje vyksta visiškai naikinantis karas, kur naudojama artilerija, minosvaidžiai, grad sistemos, uraganų, ir tai yra niekuo nesiskiria, bent jau tie, sakykime, tos fronto vietos nieko nesiskiria nuo pirmo pasaulinio karo, ne, kur žmonės gyveno kažkokiuose blindažuose įsikasę po žemę ir laukia, kada bus bombarduojami ir nesupranta savo vadovybės sprendimų ir nežino, koks yra bendras šito karo portretas. Tai man toksai klausimas, o kodėl mes šito nesuvokiam, ta prasme, kodėl aš bent jau šito niekada nesuvokiu, pats to nepamatė. O nesuvokiu dėl to, kad žiniasklaidų nėra apie tai rašoma. Ir tai rodo, kokia yra žiniasklaidos ir apskritai informacijos įtaka mūsų pasaulio suvokimui. Netgi Britai, žinot, yra manevras žodis. Tai reiškia, kad tu permeti tankus iš vienos vietos, tarkim, į kitą arba kareivius. Britai manevrą suvokia visiškai kitaip. Jie įsivaizduoja, kad manevras tai yra manevravimas visų pirma informacinė erdvėje. Tu gali užimti kokią nors trobą, netekti 4 karių, bet pasakyti, kad tai yra labai didelė pergalė, nes ta troba buvo labai svarbi ir tai bus suvokiama kaip pergalė. O jeigu tu pasakysi, kad mes netekom karių užiminėdami kažkokią prakeiktą trobą, kurios mums nereikia, tai bus suvokiama kaip pralaimėjimas. Tai iš tikrųjų informacija yra žiauriai svarbus dalykas, nes galbūt jie manipuliuojant galima sudaryti iš visiškai vienokį ir kitokį pasaulio vaizdą. Tai visiškai natūralu, kad informacija dabar tapo kariaujančių, skirtingų kariaujančių pusių, kaip pasakyti, svarbių objektų, tai yra strateginės reikšmės objektas. Ir dėja, taip nutiko, kad Rusijos kariuomenė, kuri visuomet įsivaizduodavo, kad karas tai yra kuo daugiau privalyti tankų, prifarširuoti lėktuvų, kitų tokių, žinot, specnazo vyrų be rankovių su tam tokiams karialiam
ir tada tai yra karas. Dabar Rusija dėja suprato, kad moderni karyba yra visiškai kitokia. Jie jau nuo 2000 turbūt skaičiuojama, kad nuo 2006 metų smarkiai investuoja į tai, kad jie galėtų keisti nuomonę. Visų pirma, tai buvo keičiama nuo 1999 iki 2006 metų, tai yra, kada atėjo šitas neužauga į Kremlių. Nuo to laiko jisai pradėjo keisti informacinį foną savo valstybėje. Kada jisai susitvarkė, užsiaugino savo zombius fašistinius, tada jam prisireikė kitų valstybių. Ir iš esmės nuo 2006 metų yra kuriamos tokios organizacijos kaip Rusų trudničestvo, kaip veikia tokie veikėjai kaip Kosačiovas arba Duginas, kurie iš esmės yra nieko nesiskiria nuo Gebeliso kontoros. Ir iš esmės Rusijos visuomenė tikrai yra tokia, kaip hitlerinės Vokietijos. Jie turi kitokius galbūt simbolius, kitokius raktinius žodžius, bet iš esmės netgi jų idėja kokia yra, kad slavai yra labai svarbiausia, sakykime, taip rasė ir jiems reikia vos negyvybinės erdvės, tai yra vadinamojo rusų pasaulio. Tai iš tikrųjų juokinga, kad yra tuo tikinčių žmonių, bet nejuokinga yra tai, kad tuo tiki 87% iš 120 milijonų gyventojų šalyje. Tai yra reiškia, kad Rusija yra milžiniška fašistinė visuomenė. Ir kas yra blogiausia, kad netgi jeigu Putinas dėl vakarų sankcijų, arba tarkim, jeigu vakarai ryžtųsi apginkluoti Ukrainą, jeigu jisai atsitrauktų ir nuspręstų, kad jam šitie separatistiniai judėjimai nepavyko ir kad jisai nebesiruošia kariauti Ukrainą ir atiduoda ją į laisvę, tai vis tiek nieko nepakeis. Dėl to, kad šitie fašistai Rusijoje, jie niekur nedings. Šitą milžinišką įtampą, laukimas kraujo ir smurto, jisai niekur nedings, reikės nuleisti garą. Ir duok Dieve, kad tai vyktų pačioj Rusijoje kažkokiu, nežinau, pilietiniu perversmu ar revoliucija, bet kraujo bet kokiu atveju bus. Ir mes su kolege važiuodami iš Vilnius kalbėjome ir jinai sakė, taip pat prigąsdami žmonių. Man atrodo, kad didelis karinis konfliktas jau yra nebeišvengiamas, nes per daug šitų mygtukų yra įjungta, tų saugiklių daug atspausta. Ir aš nežinau, galbūt tai vyks po metų, galbūt po 5, galbūt po 10, tačiau man atrodo šitas variklis jau yra įsisukęs. Ir savame suprantama, kad tokiame kontekste mes gyvendami šalia Rusijos esame vienas iš taikinių. Turbūt atsiras tokių žmonių ir jų visą laiką atsiranda auditorijose, kurie sako, kam Rusijai ta Lietuva. Mes neturim nei naftos, nei kažkokių didelių pramoninių sistemų, nei gamyklų, nei aukso, nei dar kažko, kam reikia Rusijai Lietuvą. Bet mes turim puikų kelią į Kaliningradą. Ekspertai skaičiuoja, kad jeigu dar 10-20 metų mes būsim nepriklausomi, tai Kaliningradas taip pat gali tapti nepriklausomu ir jisai vis labiau tampa vakarietišku ir atsiskiria nuo Rusijos. Tai tam, kad Rusija jį išlaikytų, visų pirma, jie turi turėti tokį nuolatinį koridorių. Ir tas koridorius eina dėja per Baltijos valstybės. Kitas dalykas, mes nežinom, kiek sveikas yra šitas ponas Putinas. Nes man atrodo, nors tai gali nuskambėti dviprasmiškai, bet daug Dieve jam sveikatos. Nes jeigu jis yra išprotėjęs, tai mums bet kokiu atveju tai irgi atsilieps šitą ligą, nes mes atgyvenam jo kaiminystėje. Ir mūsų šalyje informacinis karas taip pat yra vykdomas nuo 2006 metų. Ekspertai sako, kad, sakykime taip, analitikai, kurie gina mūsų valstybę, skaičiuoja, kad jo pradžia buvo šitas Su lėktuvo naikintuvo nukritimas Lietuvoje, jeigu aš neklystu, Šakių rajone. Tai kada nukrito šitas lėktuvas, pradžioje ten kelias dienas Rusija tarsi ir bendradarbiavo, jie bandė tirti kartu su mumis šitą problemą, bet paskui nutiko taip visiškai netikėtai, kad visa Rusijos žiniasklaida pradėjo aiškinti, kaip lietuviai rusams trukdo tirti šitą. Ir Lietuvos pareigūnai, aš kaip suprantu, kurie dalyvavo tame tiesiogiai, buvo šiek tiek pasimetę, nes nesupranta, kas vyksta. Visa Rusijos žiniasklaida kalba netiesą ir aiškina apie tai, kokie lietuviai yra, čia žodžiu, dar tuo metu nebuvo to termino fašistai, bet kad maždaug čia jie tokie prieš rusus nusistatė, neleidžia mums tirti mūsų žmonių tragediją ir panašiai. Ir paskui nuo 2006 metų, nuo to naikintuvo nukritimo, viskas prasidėjo iš esmės ir dabar pasiekėm tokį lygį, kad šiemet buvo išleista tokie vadovėlis mokiniam rusų kalba, kuris kalba apie rusakalbių teises ir rusakalbių padėtį Baltijos valstybės. Ir tenai aiškinama, kad mes juos žiauriai engiam ir neleidžiam Latvijai įteisinti kaip antros nacionalinės kalbos, kad rusakalbių bendruomenės yra persekiojamos, kad saugumiečiai mūsų juos visai seka ir panašiai, neleidžia vežti mokinių į sukarintas Rusijos stovyklas.
Tai iš esmės mes pasiekėm tokį lygį. Bet aš norėčiau dar, prieš perduodamas mikrofoną kitam pašnekovui, norėčiau pasakyti tokį dalyką. Man atrodo, kad dabar situacija Lietuvoje yra gerokai pasikeitusi per pastarosius metus. Jeigu 2011 metais, kada turbūt aš apie tai pradėjau rašyti, apie informacinį karą, tai buvo suvokiama kaip kažkokia sąmokslo teorija, kažkokia tikimybė arba kažkokia regimybė, tai dabar turbūt apie informacinį karą žino kiekvienas, net mano brolis, kuris šiaip moka tik saksofoną pūst, jis irgi žino, kas yra informacinis karas. Tai jau vien tai, kad mes tai žinome, kad mes žiūrime kritiškai informaciją, kuri ateina iš Rusijos, tai jau yra mūsų imunitetas ir mūsų ginklas prieš tai. Nes iš esmės informacinis karas galbūt gali padaryti labai didelių ir žiaurių dalykų, bet jis ir tuo pačiu metu yra labai lengvai demaskuojamas. Tai reikia tiesiog žinoti, kritiškai vertinti tai, pasitikėti savo valstybę ir tada jie tiesiog neturės galimybių pasiekti mūsų protus ir širdis. Ačiū. Ačiū labai. Esame visi tik Klaipėdoje, ir tikriausiai nepaslaptis, kad Klaipėdoje yra nemaža dalis rusakalbių žmonių ir tikrai galime kalbėti apie problemą, kai kurių politikų galbūt neatsakingą elgesį, kai yra bandoma iš tikrųjų provokuoti kažkokį tai susipriešinimą tarp žmonių, kurie iki šiol gyveno kartu, darniai, be jokių problemų. Ir žinoma, suprantame, kad tikslas ir motyvas yra vienas šitų politinių jėgų, labai panašus, kuris yra ir Vilniaus krašte, kur yra galbūt kita problema, yra lenkiškai kalbantys žmonės. Tai aš galbūt norėčiau paprašyti komentaro profesoriaus Vytauto Landsbergio, kaip jis vertina apskritai bendrai situaciją, kokie būtų pamąstymai, pasiūlymai, receptai ir pasiūlymas Klaipėdai. Nes mes matėme ir peticiją, kuria buvo siūloma Klaipėdos kraštą prijungti prie Rusijos. Mes girdėjome ir kitas iniciatyvas, kad Klaipėdoje turėtumėm naują antrą kalbą, miesto kalbą įteisinti, tai yra rusų kalba. Bandymas supriešinti, jis yra labai pavojingas dalykas ir iš to gali sekti labai rimtos pasekmės. Tai profesoriau, jūsų požiūris, aš nežinau, ar jūs iš vietos, ar norėtumėte atsistoti? Prašau. Tas hotelis tai kaip jūra. Maudytis gerai, dirbti nelabai gerai. Tai štai aš galbūt paimsiu keletą tokių bendresnių, fundamentalių dalykų. Ne tik tai, kaip čia Klaipėdoje, ar kaip čia kas, kokios provokacijos, tai jų visur kilna. Bet jos turi ir bendrą vardiklį, ir bendrą autorių, vieną autorių, ir doktrinišką tikslą, ir net tai tada gali matyti, kad tai labai senas šimtmečių senumo tikslas, tik tai vis naujai interpretuojamas arba kaip nors įvardinamas. Ir todėl keletą tokių pastabų pasakysiu. Kalbama apie ką? Apie informacinį karą. Tai tartum tai yra kažkoks tai ypatingas, atskiras reiškinys, atskiras karas tarp kitų karų. Tai, ką mes dabar matome, tai yra, informacinis, jeigu norite. Tai yra dalis labai didelio visokiomis įvairiomis priemonėmis vedamo karo, kurio daug labai formų yra paruošimas, galbūt ir lemiamam arba paskutiniam etapui, kada jau naudojamas ginklas, jeigu priešas nekapituliuoja. Psichologiškai parengtas, prigazdintas, papirktas, dezorientuotas, gal tada nereikia, nei bombarduoti, nei sunaikinti, nors idėjų vadai rytuose pašneka ir apie branduolinę bombą, bet visiems išsprūsta.
jūs ten vakaruose neužmirškit, kad mes turim bombą. Na, kažkaip iš ten niekas negrasina subombarduoti Maskvos, o iš Maskvos grasina. Tokiais pavydalais, reiškia, irgi taiko į sąmonę ir tikslas yra pasiekti tokį manymą daugelio žmonių, kad geriau bet kas, tik tai ne karas. Kitoks karas, kuris nevadinamas karu, nors jis vyksta. Ir jo tikslas yra taip pat užimti žemės, pavergti tautas, primesti tokią vergišką būseną, atimti orę laikyseną, orę kultūrą žmonių. Jeigu jie sakys, geriau, kad tik nebūtų karas. Kitaip sakant, kad ponas manęs nemuštų. Aš sutinku bučiuoti batus, aš sutinku kalbėti ne tuos žodžius, kuriuos norėčiau kalbėti, nepuoselėti minčių, kurių ponas nenori. Juk mes ten buvom, vyresni žmonės, gi puikiai atsimenam. Atsimenam turbūt ir kaip deja tėvai paveikti nuolatinio sovietinio psichologinio teroro. Tiesiog bijodavo, kad vaikai neįsiveltų į kokius nors protestus, kad tik vaikai nemaištautų, nes jie nukentės. Matėm visi nužudytus ir išniekintus partizanus, reiškia, kad tik tai vaikai prisitaikytų ir kaip nors gyventų jau pasidarę tai santuokai. Tai galbūt visai instinktyvus yra ir noras, ir toksai siekis tų tėvų, kad jų vaikai nežūtų. Bet kad jie žus dvasiškai, na tai gal dar ten kaip nors Dievas padės ar ką, bet kol kas tegul jie gyvena, prisitaikę, pataikaudami, meluodami. Geriau negu karas, geriau negu pasipriešinimas, nors buvo žmonių, kurie ėjo, taip kaip dabar ukrainiečiai ir rašo, geriau mirti, bet nevergauti. Nes vergavimas irgi yra mirtis. Yra lėta, niekinga mirtis. Ne fizinė iš karto, bet tautai, kartoms, jos nunyksta, jos netenka savasties, jos virsta gal darbo jėga, kokia nors ten gyventojų mase, kurią galima paskaičiuoti skaitliukais, kur padėti šitą masę ir kaip ją panaudoti, kada tie gyventojai jau nebe žmonės, tik tai masė yra. Tai čia dar, kai mes ten pakilom į sąjūdį, aš atsimenu, kaip pasipiktinom ir paaštrom tą pasipiktinimą, kai mums iš Maskvos atvažiavę šefai aiškindavo, kad mes esam teritorija. Man labai tas įsiminė. Štai kiek problemų dabar kyla, kada centras nesusitarė su teritorijomis. Eikit jūs ten, ant 3 raidžių su savo centru. Bet pirmiausiai mes tai ne teritorija, mes tauta, mes žmonės, o jūs čia teritorija. Tai tas yra ten pas jos labai giliai. Ir iš tikrųjų iki šiol ta imperinė Rusijos mąstysena į aplinkinės, nepasakysiu, ne tautas, ir nėra tautas, tai yra teritorijos, jų gyventojai galbūt. Gali, jeigu leisim, tai ten gyvens, jeigu neleisim, išvarysim, perkelsim kur nors, tos totorius gal pavyks iškrapšti, išmesti iš Krymo, ar dar ką nors, bet kas gali būti daroma, taip kaip ir buvo daroma, nes ta galvosena nesikeičia, ji nepasikeičia. Žmogus nėra žmogus, tauta nėra tauta. Tai yra kažkokia biologinė, socialinė masė, kokie nors didžiųjų vadų politikai ir panašiai. Tai grįžtam prie karo. Ir karas yra, vienas, visas, visoks vienu metu. Tik kai kurios priemonės dar nenaudojamas. Dar yra kitos suaktyvintos paruošiamasis etapas. O šiaip jau matant, tai yra totalinis karas.
totalinis pritinkantis neototalitariniai valstybei, nes Rusija eina į tai. Aš ten mėgindavau kalbėti anksčiau, kur Briuselį, ir dabar, reiškia, tai yra neototalitarizmas, vadinkim neototais. Rusija užvaldė neototai. Ir tie neototai yra pavojingi. Pavojingi tuo, kad gali pridaryti didelių nelaimų. Taip pat ir pačiai Rusijai. Apie tai irgi reikia kalbėti, kad didžiausias Rusijos priešas yra ne Estija, kaip apklausos rodo. Kartais, aš žinau dabar, ar Amerika, ar Estija, svarsto dabar čia liaudis. Pagal televizijos ekranus. Tuos. Didžiausias Rusijos priešas yra Kremlius. Į ką jis jos nuvaro, į kokie būvį tą rusų tautą, vargšę rusų tautą. Ir gali pakišti po giljotiną. Dalimis, o ką gali žinot, kada pajudės didysis rytų brolis. Didysis rytų brolis be abejo laukia. Tegu Rusija čia nusižudo Europoje. Tegu pasiskandina, tegu susivelia su kokiais nors karais Europoje, o didysis brolis ten paskui ateis ir pasiims pusę žemę iš karto pasiims, nes ten jau ir jų gyventojai, o kiti turės klausyti. Galbūt būtų geriau, jeigu tai prasidėtų anksčiau, bet mes nepaprašysim, kad jie, reiškia, pradėtų aiškintis anksčiau. Jie palauks. Ir leis tiems neototams savo blūdymuose nuvaryti Rusiją į duobę, į pragarą. Jau tais metais, kai atėjo Putinas į valdžią ir kai pradėjo karą Čečėnijoje. Atmesdamas taikos sutartį, kurią buvo sudaręs Jelcinas su Čečėnijos prezidentu, buvo pasirašyta, kad niekada daugiau nebus naudojama jėga ir taip toliau. Pasprūdino keletą namų Maskvoje ir kitur, reiškia, apkaltino čečėnus ir puolam ir visi vargšai žmonės ploja, kaip gerai, kad, reiškia, dabar mes vėl kariaujame. Tai štai yra tokie metodai, tokie keliai ir tada tas karas visą laiką tęsiasi. Taip kaip ir pasaulinis karas visą laiką tęsiasi. Nėra pirmo, antro, trečio, penkto pasaulinio karo. Yra vienas 20-ojo amžiaus pasaulinis karas dėl pasaulio valdymo arba dėl pasaulio susitvarkymo, kaip nors be karų. Tai pasaulis bandė susitvarkyti. Per tuos du karus lygtai padarė išvadą, demokratinės valstybės įsteigė jungtines tautas, kurios turi garantuoti, kad karų daugiau nebus. Gali būti vietinės peštynės, vietiniai kariukai kokie nors, bet pasaulinė organizacija užspaus ir neleis, kad karas taptų visuotinis arba daugelį valstybių įtraukiantis. Dabar eina jau atmesta ta visa jungtinių tautų organizacija su savo chartijomis, su savo įsipareigojimais, todėl kad Rusija tai atmetė, ji eina su atvira agresija, ji kariauja, kursto kitur karus, grasina, galim padaryti ir pasaulinį gaisrą, jeigu jūs mūsų neklausot, ir jungtinės tautos yra bejėgės. Todėl, kad Stalinas užsiprogramavo savo veto teisę nuo pat pradžios. Kad negali jungtinės, jos iš tikrųjų gali, bet tai labai sudėtinga procedūra perkelti agresijos ir pasipriešinimo klausimą į pačią generalinę asamblėją. O šiaip atiduota saugumo tarybai spręsti, o saugumo taryba agresorius turi veto teisę. Ir kaip tada tą mechanizmą pajudinti prieš agresorių, jeigu jis vetuoja. Viskas. Ir jungtinės tautos nepritarė, kad būtų pasipriešinta agresijai. Jungtinės tautos, nors iš tikrųjų vienas agresorius nesutinka. Bet taip yra žaidžiama ir mandagus politinis žodynas,
kaip jie sako, politiškai korektiškai kalbama ir visa žiniasklaida varo tą skiedalą politiškai korektišką. Štai Jungtinės tautos nenusprendė, arba nusprendė kitaip, niekas nenusprendė. Jos negalėjo spręsti normaliai, todėl kad yra ta veto teisė ir panašus dalykai. Na, dabar informacinio karo užduotis. Tai reiškia, yra dalis visuotinio karo, kuris dar nevaromas visom priemonėm, prieš Ukrainą jau varomas. Na, Kijevo nebombarduoja. Kai kas priekaištauja Putinui, kodėl jis dar nesubombardavo Kijevo. Galbūt tai leidžiama. Reiškia parodyti, kad Putinas netoks jau blogas. Palikit jį kaip būti. Taip kaip Stalinas irgi vaidindavo kažkokį tai centro figūrą. Kraštutinių kairiųjų ir kraštutinių dešiniųjų. Reiškia Stalinas tas, kuris išlaiko situaciją. O to tarpu milijonų žmonių varė į grabus. Tai čia tie patys žaidimai tęsiasi, bet to informacinio karo, kadangi jis nukreiptas per smegenis, pirmiausia, į smegenis ir per smegenis, kaip pavergti visuomenės, viešąją nuomonę, tai yra smegenų taršos problema. Ir smegenų okupacija. Kalbam apie okupaciją tautų, žemių. Tai žemės ateis paskui. Pirmiau reikia okupuoti smegenis. Kai bus okupuotas smegenis, tai jos nesipriešins ir žemių okupacija. Tai labai paprasta metodika, o ten visokie politikai vadinami vakaruose ar panašiai apsimeta, kad nemato. Arba tie, kurie ginčiasi, ar galima uždrausti informacinę agresiją. Jeigu, pavyzdžiui, užpuola tave su ginklu, na tai galbūt tu gali gintis, tavęs labai nepakeiks. O jeigu tave užpuola šitomis priemonėmis, griauna tavo visą valstybės ir visuomenės struktūrą, tai priešintis negražu, negalima.